Iš tikrųjų, šiandien daug žmonių čia Ąžuolpamūšyje tam, kad pabūtume kartu su visu pasauliu, kad kartu 9 valandą sugiedotume tautinę giesmę. Todėl, kad kartu su Amber Sail įgulos nunešta žinia aplink žemės rutulį būtume kartu, argi tai negera? Taip kaip Baltijos kely stovėjome ranką rankon prieš 20 metų, tie, kas laikėte kaimyno ranką, gal ir šiandien jaučiate kažką tai tokio, dėl ko iš tikrųjų verta buvo stovėti. Ir tikiu, kad tie, kurie esam šiandien čia, ar kitose vietose Pasvalio, ar Velniakalyje, ar Joniškėlyje giedantys, ar prie Meškalaukio, šiandien iš tikrųjų visi kartu pabuvę, kažkada savo vaikams galėsim pasakyti, ir mes giedojam su visu pasauliu. Kartu, gal kažkas naktį, kažkas rytą, o čia 9 valandą. Iš tikrųjų, tai diena, kuri liks mūsų atmintyje. Ačiū jums visiems, kad atėjote čia. Ačiū už tai, kad esam lietuviai. Ačiū už tai, kad esam kartu. Ačiū. Netrukus girdėsite patrankų šūvius, saliutus. Pirmasis saliutas už Lietuvos 1000-metį. Vieningi ir meilės, vieni kitiems kupini, nes tėvynė taip. Kokie
bernelį, bernelį, pajudino klevo šaką, pabudino bernelį. 1, 2, 3, graži Lietuva, kaip gėlelė žydi visada. 1, 2, 3, graži Lietuva, kaip gėlelė žydi visada. 1, 2, 3, graži Lietuva, kaip gėlelė žydi visada. Tai, kas vyko šiandien šičia, pasitaiko turbūt tik tai vieną kartą gyvenime. Daug žmonių, kurie čia suėję, buvo pagyvenę. Jau gyveno ir 10-20 metų atgal. Ir prieš 20 metų, kai stovėjome Baltijos kelyje ranka rankon, jautėme tą bendrumą, tą šilumą. Aš jaučiu ir manau, kad šiandien jauni vaikai, pagyvenę, seneliai, žmonės mano metų, turbūt tą patį jausmą turėjo irgi. Ir aš tikiu, kad po daug metų, o taip pat vėl prisiminsime, mes buvome kartu, mes giedojome tautinę giesmę su visu pasauliu, giedojome tam ir tiems, kurie yra greta mūsų, giedojome tam, kad būtume Lietuva, kad mokėtume lietuviškai, kad mylėtume savo tėvynę.